Andrius mus pasikvietė į savo gimtąjį miestą pasižiūrėti, kaip jis atsinaujina. Andriau, tai kokia buvo paskutinė knyga, kurią pasiėmė į rankas? Paskutinė knyga, kurią pasiėmiau į rankas, buvo knyga apie geometriją. Apie geometriją. Tai matematika yra tavo didžioji aistra? Taip. Kokios dar aistros? Informatika ir kiti gamtos mokslai, iš jų labiausia, ko gero, chemija. Labiausiai chemija? Taip. Labiau už matematiką? Ne. Ta prasme, iš visų gamtos mokslų man labiausiai patinka chemija. Savo ateitį labiau sieju su matematika bei informatika. Aš tiesiog paprastai paieškau arba kokių nors mokslinių straipsnių tam tikrą temą arba nemokamų elektroninių knygų, o tada skaitau juos. Žinoma, ne visi straipsniai ar knygos yra vienodos kokybės, todėl prieš skaitydamas aš forumuose įvairiuose pasižiūriu, ar tam tikras straipsnis ar knyga yra geros kokybės. Patikima, ar ne? Taip, patikima. Tai, Andriau, kokia vieta Ignalinoje tau patinka labiausiai? Ignalinoje man labiausia patinkanti vieta tikriausiai yra Laisvės aikštė, nes joje dažnai vyksta įvairūs renginiai ir ten tiesiog yra daugiausia veiksmo pačiame mieste. Ir būtent todėl ši vieta man labiausiai patinka. O kokia vieta Ignalinoje tau atrodo pati moderniausia? Geras klausimas. Mano nuomonė, pati moderniausia vieta Ignalinoje yra būtent ši biblioteka. Ką šitoje bibliotekoje galima dar nuveikti be knygų? Šioje bibliotekoje be knygų yra įvairios skaitmeninės erdvės, yra sensorinis kambarys, yra įvairios poilsio erdvės, tikrai yra labai daug veiklos papildomos be knygų. Man asmeniškai iš visų atnaujintų erdvių labiausia patinka gamtos mokslų laboratorijos, nes jose galima daryti įvairius eksperimentus. Čia, DNR grandinė. Inkstai. Tai čia yra biologijos kabinetas ar chemijos kabinetas? Čia yra gamtos mokslų laboratorija ir joje gali būti atliekami tiek chemijos, tiek fizikos, tiek biologijos eksperimentai. Esi kokį eksperimentą atlikęs? Taip. Kokie tavo mėgstamiausi eksperimentai yra? Tai įvairios cheminės reakcijos, su kuriom kas nors smagaus būna. Esi ką nors nepavykusio padaręs? Nepavykusio? Labai ryškaus. Nes aš tai, kai atsisėdu, visada išlaistau viską. Nepavykusio, kartą bandžiau užauginti vario sulfato kristalą, bet po mėnesio supratau, kad vieną žingsnį praleidau ir nieko užauga nebuvo. Jisai neužaugo. O tada per vieną dieną užaugo pada. Kaip pataisiau klaidą. Jeigu būtum šito miesto valdovas, valdytojas ar meras ir turėtum daug pinigų, ką šitame mieste nuveiktum? Šiaurės rytų Aukštaitijoje nėra itin daug su mokslu susijusių įstaigų, todėl manau, kad Ignalinoje pastatyčiau universitetą. Universitetą? Taip. Kokį universitetą? Kokios specializacijos universitetas galėtų būti? Tiksliųjų ir gamtos mokslų. Ir jame galėtum būti profesorius?